Kada pajusim ekonomikos atsigavimą, apie tai šio vakaro mūsų diskusija kartu su Gitanu Nausėda, Vidu Puskepaliu bei Gediminu Rainiu. Gediminai, tai profsąjungo štai metė jums akmenuką nedidelį jūsų daržą, kad mažai moka Lietuvoje darbdaviai. Kodėl? Na, už visus darbdavius neatsakysiu, kaip tik visos mūsų asociacijos sudarančios konfederaciją pritarė ir minimalios algos didinimui. Jūs daug mokat, kiti mažai. Jo, galbūt yra daugiau, tai yra smulkaus vidutinio verslo daugiau problema ir regionuose dirbančių ekonomiškai silpnesnių įmonių problema, be abejo ir didesnių įmonių, kurios turi finansinių problemų. Taip, kad vėl ir čia vaizdas yra margas. Noriu pasakyti, kad tiek darbo užmokestis su susijusiais mokesčiais, tokiais kaip sodra, tiek ir žaliavos komplektacija, tai įeina į įmonės kaštus. Labai dažnai ta pardavimo kaina būna sudėrėta tokia, kokia yra. Taip greitai negali jos pasididinti, padengti didėjančius kaštus. Ir štai mes kaip tik diskutavom. Elektros kainos po Ignalinos uždarimo, jūs žinot, kaip drastiškai padidėjo. Išlaidos šilumai padidėjo. Jegi naudoja ir verslas, ir dar didesniais kiekiais negu paprasti gyventojai. Naftos kainos viršijo berods $103 už barelių. Kviečių rekordai. Vakar pasiektas visų laikų vario rekordas, tai yra metalų kainos. Ir visą tą reikia įkišti į tuos pačius kainus. Nėra iš ko kelt atlyginimą. Ir taip, dažniausiai nėra iš ko. Yra ir kiti veiksniai. Be abejo, labai daugiau žymiai gauna, kurie aukštos kvalifikacijos, būtent tie reikalingi, be kurių neišvengiama yra gamyba. Taip, kad čia vaizdas yra iš tikro margas, galų gale našumą reikia didinti. Nėra iš ko tiesiog. Našumas, sako, tikrai čia ne vienas verslininkas pasakojo, kad našumas žemas Lietuvoje. Aš kaip negaliu kalbėti apie visus profsąjungiečius, taip pat negaliu kalbėti ir apie visus darbdavius. Jų yra visokių. Kaip vienas iš pramonininkų yra pasakęs, kad jie margi yra ir tokių, ir tokių. Tačiau jeigu mes ir toliau eisime tuo pačiu keliu, laikysime pačius mažiausius darbo užmokesčius, tai Lietuvos pramonininkai pasakys, kad reikia mums įsivežti darbuotojų iš Ukrainos, iš Baltarusijos, ko tikriausiai nei vienas lietuvis, o nenori, nes visi nori dirbti, sakyčiau, savo šalyje. Kalbant apie darbo užmokestį, jis tikrai šiai dienai, jeigu kyla, tai labai mažai. Nu, tiesa, Lietuvos pramonininkų konfederacija pritarė profesinių saugų reikalavimams padinti minimalią algą iki 900 litų ir neapmokestinamą pajamų dydį iki 530 litų. Šiandien mes koordinacijos centre tą klausimą svarstėm pasikvietinti Finansų ministeriją ir Socialinės apsaugos ministeriją. Bendro sutarimo dar kol kas nebuvo, pateikėm dar kitas skaičiuotės ir manau, kad kartu su pramonininkais mums pasiseks padidinti minimalią algą. Mandagiai klausot, Gitanai, jūs tą verslininkų ir profsąjungos diskusiją, bet tikrai ta problema atlyginimų dydžio. Štai kainos europietiškos, resursų energetikos atlyginimai. Jeigu daugiau kaip 40% žmonių uždirba apie 1000 litų, pragyventumėt už tiek. Žinot, taip norėtųsi, kad paimtume minimalią mėnesio algą ir padidintume iki kokių 3000 arba 3500 litų. Jeigu viskas būtų taip paprasta, aišku, tik tai abiem rankom už tai. Bet jūs teisingai paminėjote, kad darbo užmokestis vienas iš mažiausių Europos Sąjungoje, dėja tenka konstatuoti, kad darbo našumas yra taip pat vienas iš mažiausių Europos Sąjungoje, taigi tos lyginamosios darbo užmokesčio sąnaudos produkcijos vienetui nėra labai jau tokios mažos. Bet atrodytų tokie darbštūs lietuviai ir tokie nenašūs. Nelietuvio tai yra gebėjimo problema. Iš esmės neįmanoma šaliai, kuri 50 metų buvo sovietinėje sistemoje, su pasenusiom gamyklom, su pasenusiom technologijom, paimti ir per 18-20 metų viską apversti aukštyn kojom ir dirbti taip našiai kaip vokiečiai. Tam reikalingos didžiulės investicijos. Kiek mes investicijų į gamybos plėtrą, į technologijų plėtrą padarėme per pastarosius 2 metus? Visiškas štilis. Ir ne dėl to, kad verslininkai kvaili ar blogi, dėl to, kad paprasčiausiai pinigų tam neturėjo. Bet tie patys ekonomistai skaičiuoja, kad atlyginimas augo 10%, kai pelningumas gerais laikais verslo augo. Tai vienas iš labai populiarių aspektų. Mano tai mitas? Tokiais atvejais aš atsakau štai taip.
Mes tiesa, aš dar pirmiausia pateiksiu vieną skaičių. Paskaičiavome, kiek nominalus bendrasis vidaus produktas, tai yra tas šalies ekonominis pyragas, išaugo nuo 2000 metų pabaigos, tai yra per pastarąjį dešimtmetį. Išaiškėjo kažkur šiek tiek daugiau kaip 100%, tai yra jis praktiškai padvigubėjo. Vidutinis darbo užmokestis privačiame sektoriuje išaugo 98,5%. Iš esmės augimas buvo beveik panašus. Tačiau nepasitenkinimas kyla ypatingai pradinė atsigavimo stadijoje, kai įmonės, kurios dirba nuostolingai, pradeda rodyti pelnus, jos pradeda dirbti pelningai, tuo tarpu dėl didelio nedarbo lygio atlyginimai dar tebestovi vietoje. Ir tada kalbam apie tai, kad darbdavys turėtų pasidalinti. Bet tokiais atvejais reikėtų kalbėti, simetriškai, tai yra tuo metu, kai įmonės buvo didžiai nuostolingos, darbuotojas taip pat turėtų pasidalinti, ar ne, su darbdaviu šito nuostoliu. Bet niekas turbūt rimtai nesvarsto apie tai, kad žmogus, samdomasis darbuotojas, imtų ir neštų savo santaupas į įmonę, kuri bankrutuoja. Svarstom tikrai svarbius dalykus, bet įeiti to žmogaus jausmą. Kaip jis jaučiasi gaudamas 8-900, sumokėdamas vos ne visą atlyginimą už šildymą, kai yra 2 vaikai į mokyklą išleisti ir dar papildomai visokių mokestėlių. Tai kaip tie žmonės jaučiasi? Ne, aš taip bijau, kad jeigu mes eisime tuo keliu, Lietuvoje neliks tiesiog darbo jėgos. Gediminas minėjo, kad šiai dienai išvažiavusi yra per metus apie 84 000 tai pagal statistiką. Tai realiai tai išvažiavusi dar daugiau. Jeigu mes dar tokius 5 metus tai padarysime, Lietuva tiesiog neturės darbuotojų. Jūs sakėt, reiks įsivežti žmonės iš kitų šalių. Taip, bet tai... Bus taip, Gediminai. Bet tai ar teisingai? Yra tam tikros problemos ir jokių būdų nenoriu pradėti apie kitas šalis, bet vadinamasis struktūrinis nedarbas, kada iš principo yra paklausa naujom darbo vietom, naujiem žmonėm, bet neatrandama žmonių, kurie turi tą kvalifikaciją. Štai vakar buvo graži apdovanojimų ceremonija, žinoma, mūsų auganti Gazelė įmonė Teltonika ruošiasi 100 žmonių priimti, vystydama savo, plėtodama veiklą ir investicinius projektus, bet susidūrė su problema su labai reikiamos kvalifikacijos žmonių parengimu, tiek studentų tarpe nepakankamos žinios praktinės, tiek ir, sakykime, laisvų esančių darbo rinkoje. Ir čia šiuo atveju labai valstybinio reguliavimo labai didelis vaidmuo. Pavyzdžiui, mes tikrai pasiūlėme, kad dalį lėšų, kur skiriama darbuotojų perkvalifikavimui, iš tikro galima būtų tą atlikti ne abstrakčiai kažkur tai darbo biržose, o pavyzdžiui konkrečiose įmonėse, kadangi žmogų tada galima būtų priimti ir apmokyti. Lygiai tas pats yra skatinimo sistemos žmogus, kuris dar niekad nebuvo darbo rinkoje, sakykime, tik baigęs universitetą jaunuolis arba mergina, kur irgi yra schemos, kai pavyzdžiui sumažinti darbo užmokesčio kaštus, pavyzdžiui, mažinant sodros mokestį labai neilgam laikotarpiui, tol, kol jis išbandys save darbo rinkoje ir pamatys darbdavys, ar jis vertas ar ne. Taip, kad yra labai svarbus valstybinio reguliavimo vaidmuo, kad nebūtų vadinamasis struktūrinis nedarbas, kad aš noriu ir ieškau žmonių, bet nerandu būtent tokios kvalifikacijos, kokių man reikia. Dabar šitos problemos yra Lietuvoje. Jos jau yra matyti ir aš vieną konkretų pavyzdį paminėjau tikrai. Gerai, mes turim Stasį Jakeliūną, telefonų finansų analitiką. Labas vakaras. Sveiki, gyvi. Stasi, kaip jūs, štai profsąjungos ką tik sakė, jog kaip Lietuvoje pragyvent, kainos europietiškos, o atlyginimai lietuviški. Kodėl taip yra? Todėl ir taip yra, kad mūsų visa sistema, pradedant švietimo sistemą, baigiant valstybės institucijų gebėjimais prižiūrėti, prognozuoti, valdyti tiek finansų visą sistemą, mūsų bankų sistemą ir ekonomiką apskritai yra atsilikę. Kitaip sakant, mes kaip valstybė tampam nebelabai konkurencinga ir visi tie padariniai, visos pasiekmes griūna dabar ant žmonių, kadangi taip globalūs procesai skatina kainų augimą, o mes nesugebam užsidirbti, kad apmokėtume už tos visus išteklius, kurios turim importuoti. Kaip tie žmonės atlaikys? Kaip tie žmonės atlaikys tas kainas ir mažus atlyginimus? Žmonės turi galimybių prisitaikyti įvairiai. Vieni nelegaliai dirba, kiti turi kažkokį tai natūrinį ūkį, tai žmonės prisitaiko. Kiti, suprantama, girdėjau kalbant, kad ir emigracija toliau gali didėti. Taip, žmonės prisitaikys tikrai, jie išspręs savo problemas, tačiau valstybė kaip tokia, jinai pamažu nyksta, mokančiųjų mokesčius mažės, išlaikytinių vis didės ir čia reikėjo priimti sprendimus jau prieš kokį 10 metų tiek švietimo sistemui,
tiek migravimo reikia, migracijos mums politiką reikia seniai turėti, ką mes, kokią darbo jėgą kvalifikuotą kviečiam, kaip ją atsirenkam ir kaip ją skatinam čia atvykti. Visi tie procesai dabar sugriūna vienu metu, visos bėdos sugriuvo, reiškia, ant valstybės ir visas tas neatlikti darbai, neįspręsti uždaviniai jau kelių metų, 10 metų. Dabar pasimato visą. Gerai, bet jūs taip drastiškai pasakėt, valstybė nyksta. Be abejo, nyksta valstybė. Tai mes turim suvokti tą problemą ir pripažinti ją, kad mes nesugebam išsirinkti politikų, kurie sugebėtų valdyti valstybę, tiek finansų sistemą, tiek visą ekonomiką. Švietimo reforma realiai nevyksta, mūsų 15-mečiai, kai buvo atsilikę Europos Sąjungoje ir lyginant su estais, taip ir yra, jokio progreso praktiškai nevyksta. Tai jeigu mes savo švietimo sistemą nesugebam konkuruoti, tai ką mes daugiau turim, jeigu neturim išsilavinusių žmonių, mesgi neturim kitų išteklių. Ačiū Jums, Stasys Jakeliūnas. Gitanai, kaip Jūs tą mintį išgirdot, Stasio? Valstybė nyksta. Na, gal šiek tiek drastiškai pasakyta, bet vienas iš valstybės stiprumo požymių tai yra žmonių noras gyventi savo valstybėje. Iš tikrųjų yra smarkiai sunykęs, su šito negali ginčytis. Ir turbūt pripažinsime, kad pirmiausia šitą reiškinį lėmė ekonominės priežastys. Žmonės ir kaip ir anksčiau, taip ir dabar myli savo valstybę, bet jeigu tu joje negali fiziškai išgyventi, tu, išeini iš šitos valstybės, kas laikinai, kas visam laikui. Tuos išeinančius pakeis. Tenka pripažinti, kad net ne visada tik tai dėl ekonominių priežasčių, bet kartais ir tiesiog dėl beprasmiškumo ar kažkokio nesugebėjimo dalyvauti valstybės procesuose, nesugebėjimo arba negalėjimo būti išgirstam šitoje valstybėje. Aš išgirstu ir tokių atvejų, kai žmonės, kurie iš esmės turi pamatą po kojomis ir iš esmės ekonominių požiūrių siaurai, taip svarstant, galėtų gyventi ir neblogai gyventi. Net ir šitie žmonės, jauni perspektyvūs žmonės, tai aš šneku turėdamas konkrečius pavyzdžius galvoje, palieka. Tai vis dėlto, kas laukia Lietuvos? Aš manyčiau, kad pagrindinis veiksmys, dėl ko žmonės išvažiuoja, tai yra pats pirmas, tai darbo užmokestis. Sakyčiau, visa kita, darbų sauga, geros ar blogas darbo sąlygos, darbuotojams šiai dieną tikriausiai mažiausiai rūpi. Pirmiausiam rūpi išlaikyti šeimą. Taip, bet kodėl vokietis, anglas moka už tą patį darbą, net žemesnės kvalifikacijos darbą, daug daugiau negu lietuvis? Paprasti klausimai. Aš manyčiau, kad sukūrėme pridėtinę vertę ir reikia mokėti pasidalinti. Lietuviai, manyčiau, kad to dar neišmoka padaryti. Ir vėl pasakysiu, kad nekalbu apie visus darbdavius. Yra visokių. Bet kaip susitinki tokius atvejus kaip Lelijai, tai tiesiog baisu, kad... Jūs manot, mes galim vokiškus atlyginimus turėti? Net minimalios algos negali užsidirbti. Aš manau, kad iki vokiško atlyginimų mums dar toli, bet mes kartu visi to turime siekti. Ir jeigu bus noras visų, tą mes padarysime. Aišku, tai staptelkim dar vienai reklaminiai pertraukėliai. Gediminas Rainys, Vydas Puskepalis bei Gitanas Nausėda šį vakar karštajam vakare. Likit su Baltijos televizija.